Sveiki. Šiandien kalbėsiu apie vieną žinomiausių pasaulio įmonių. Tai įmonė, kurios produktų greičiausiai turi kas antras lietuvis, kurių dėžutės atpakavimas yra viena maloniausių veiklų ir brandas, kurio bijo kiekvienas daktaras. Jei kas nesupratot bairio, tai yra angliška frazė. An apple a day keeps the doctor away. Tai kaip supratot ir kaip matėt pavadinime, šiandien tema bus apie Apple. Pasitengsiu glaustai, įdomiai ir su truputį humoro perėti jų istorijos pagrindus. Nes tikrai ne kiekvienas žinot apie jų istoriją labai daug. Tai pasidarykit kavos, apsimeskit, kad dirbat ir pradedam. Pirmas skyrius – Apple atsiradimo istorija. Tai du pagrindiniai Apple įkūrėjai yra Steve'as Wozniakas, kuris yra gimęs 1950 metais ir kuris labai mėgo Star Treką. Tai dabar linkėjimai visiems Star Treko fanams. Daug dievų nors vienas žmogus nusišypsojo. Ir kitas pagrindinis veikėjas yra Steve'as Jobsas, kurį dauguma spėjo ir žinot. Tai, jei kam įdomu, tai jis yra gimęs 1955 metais, vienu metu turėjo morkų dietą ir kaip niekur nieko, tiesiog 1970-aisiais, tiesiog 7 mėnesiams išvaręs į spiritinę kelionę po Indiją. Vyrai pirmą kartą susitiko Silicio slėnyje 1971 metais, kai juos supažindino bendras draugas Bilas Fernandesas. Gerai, kad nerūdė. Medinis bairis ir dabar linkėjimai keliauja krepšinio fanams. Jau tikiuosi bent 2 žmonės nusišypsojo. Tai to draugo frazė Wozniakui buvo ta, kad tu turi susipažinti su Jobsu, nes jis taip pat mėgsta technologijas ir daro visokias išdaigas. Neslėpsiu, labai keista frazė, bet tikrai kabinanti. Po to jie kartu lankė būrelį apie kompiuterius ir toliau domėjosi technologijomis. Vis daugiau bendraudami, jie pastebėjo vieno kito gabumus. Wozniakas buvo kompiuterių genijus, o Jobsas buvo pardavimų ir reklamos. Turėdami tą pačią idėją, tai kad technologija yra ateitis, jų vizija buvo padaryti kompiuterius tinkamus žmonėm, kad jie būtų mažesni ir kuo labiau įmanoma patogesni. Dėl to, dar viena data, tai yra 1976 metais, Jobsas pardavė savo Volkswagen, das Auto. Liaudyje dar vadinamą Hebrovežį, o Wozniakas pardavė savo sukurtą skaičiuotuvą, įkūrė kompaniją garaže. O dabar dar vienas labai įdomus faktas. Ją įkūrė ne 2 žmonės, o 3. Tai buvo Steve'as Jobsas, Steve'as Wozniakas ir Ronaldas Reinas. Bet šis veikėjas po 12 dienų savo 30% akcijų paketą pardavė Steve'ams už $800. O tai dabar būtų verta tik 270 milijardų. Tai realiai kiek dabar kainuoja čipsai Lietuvoje. Sarkazmas žinoma. Čipsai dar daugiau kainuoja. Tas trečias žmogus, Ronaldas, sukūrė Apple pirmąjį logotipą. Tai gal kažkur netyčia matė, tai yra toks didelis, labai apkrautas logotipas su Isaacu Newtonu, kuris yra atsirėmęs į medį. Ir tada kompanija dar vadinosi Apple Computer Company. Gerai, tai dabar situacijos aptarimas. Garažą turim, pavadinimą turim, jau pasidavusi kolegą turim, o ką dabar darysim? Kaip sako Pinkis ir Makaulė legendiniam filmuke, Steve'ai, ką veiksim kitą naktį? Kaip ir kiekvieną naktį, Steve'ai, bandysime gaminti kompiuterius. Žinoma, čia truputį pakeičiau savaip, bet Pinkio ir Makaulės fanai supras. Antras skyrius. Pirmieji Apple produktai. Tada tais pačiais metais įvyko tai, kas pakeitė priklausomybių istoriją. Vaikinai išleido Apple pirmąjį kompiuterį. Jis kainavo $666 ir 66 centus, o jis kainavo tiek dėl to, nes Wozniakas labai mėgo pasikartojančius skaičius. Ir kompiuteris tada nebuvo toks, kokie yra dabar. Tai buvo tiesiog plokštė su daugybė lustų, bet tuo metu tai buvo inovacija. Šito kompiuterio pardavimų buvo apie 200, nes tada kitais metais buvo išleistas Apple II kompiuteris. Pakeitus kompanijos pavadinimą iš Apple Computer Company į Apple Computer ir pakeitus logotipą į tiesiog obuolį, kokį turim dabar tik tai spalvotą, kuris Vilniuje spėčiau jau būtų uždažytas. Tai naujasis kompiuteris jau atrodo panašiau tai, kaip mes dabar daugumai įsivaizduojam, kaip atrodo kompiuteriai. Turėjo ekraną, klaviatūrą, buvo labai didelis ir sunkus. Visų techninių dalykų nevardinsiu, nes spėju daugumai net nėra labai įdomu, tai kompiuterio kaina tuo metu buvo $1298. Dabar tai būtų tik apie 6600. Tai buvo didelė sėkmė, kompiuteriai buvo pardavinėjami iki 1993 metų ir buvo parduota 6 milijonai vienetų. Kaip pavyzdžiui, dabar vien Amerikoje yra parduodama virš 70 milijonų Apple telefonų. Tai buvo didelė sėkmė, kuri leido šiai kompanijai sukaupti daug pinigų ateičiai. Šitą frazę taip pasakau įtariai ir taip mirkteliu viena akim. Trečias skyrius toks truputį clickbaitinis. Kodėl dabar Apple kompiuteriai vadinami Mac? Tai po sėkmingo Apple antro kompiuterio 1980 metais Apple pradėjo pardavinėti savo akcijas viešai biržoje.
prasidėjo naujo kompiuterio gaminimas, kurio pavadinimas buvo Liza. Tai aišku, kad Steve'as Jobsas kompiuterį pavadino savo dukros garbei. Tada prasidėjo jau vieni įdomesnių laikotarpių. 1983 metais Steve'as Jobsas prisikviečia Johną Scully iš PepsiCo, pasakydamas vieną labai, sakyčiau, tokią dramatiškiausią ir ikoniškiausią frazę. Ar tu nori visą likusį gyvenimą pardavinėti cukruotą vandenį, ar tu nori eiti su manim ir keisti pasaulį? And then he looked up at me and just stared at me with this stare that only Steve Jobs has. And he said, do you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world? Ir taip Scully's tapo Apple CEO. Tada kitais metais buvo pristatytas Macintosh kompiuteris, kuris buvo pirmasis Mac serijos kompiuteris. Jis buvo ganėtinai mažas, žiūrint pagal kitus to laikmečio kompiuterius, ir tai jau buvo pirmas masiškas, sėkmingas personalinis kompiuteris, kuris iš karto turėjo pelytę, ekraną, kaip ir tas panašiai, tik dar geriau. Buvau įsijungęs vaizdus, kaip jis atrodo, tai dabartiniai kompiuteriai yra tokie maži, kad Macintosh'as vis tiek atrodo nesimpatiškai. Bet teisingumo dėlei ir Pamela Anderson nebėra tokia graži, kokia ji buvo, tai viskas gerai dėl to. Tęsiu istoriją. Tai dar tais pačiais metais Apple išleido vieną garsiausių savo reklamų. Šitas reklamos išleidimas buvo paminėtas visur, kur aš ieškojau informacijos. Net ChatGPT paminėjo šitą. Tai reklama buvo parodyta per Super Bowl, kitaip žinoma kaip amerikietiško futbolo finalo varžybų pertrauka. Per jį vyksta visokie halftime show, kur 85% merginų tik dėl šito žino tą sportą. Tai žiūrėjau tą reklamą, tikrai yra labai įdomi ir subtili, tai rekomenduoju pažiūrėti visiems, kas netingi. Tai tiesiog YouTube įveskit Apple Super Bowl 1984 ir išmes. Taip pat dar pridėsiu nuorodą, kad būtų lengviau susirasti. Gerai, grįžtam prie metų. Žinom, kad mėgsta datas, tai dar keletą datų. Tada 85 metais Apple palieka Wozniakas, nes jam jau nebepatiko, kur ėjo visa Apple ideologija. Ir tais pačiais metais Apple paliko ir niekas kitas kaip Steve'as Jobsas. Jis susipyko su vadyba ir su Scully'u. Ironiška truputį, kad pats jį prikvietė ir po to jis pats jį išmetė. Bet kaip yra, taip yra. Žinoma, ten buvo ne tik Scully'o sprendimas, tai buvo ir tarybos sprendimas, bet vis tiek galima taip išrašyti, kad atrodytų, kad būtent Scully's. Tai Jobsas po atleidimo gyveno labai įdomų gyvenimą. Jis, pavyzdžiui, nusipirko vieną kompaniją ir vėliau ją pervadino į Pixar. Tada sukūrė dar vieną naują verslą, o mes grįžkim prie Apple. Ketvirtas skyrius. Ar Apple turės darbą, kai joje nebėra Jobso? Vėl mirkteliu vieną akim. Tai metai be Steve'o Jobso buvo ganėtinai neįdomus. Pavyzdžiui, 1987 metais Apple pristatė Macintosh 2, kur tiesiog buvo patobulintas pirmas modelis. Tada po 2 metų atsirado Macintosh Portable, tai pirmas kompiuteris su baterija. Atrodė labai keistai. Bet 91 metais jau buvo pristatyta visa linija nešiojamų kompiuterių, kurie jau atrodo kažkas panašu į tai, ką turim dabar. Tada dėl krentančių pardavimų ir pykčių Apple paliko pats Johnas Scully's, jį pakeitė Mike'as Spindleris ir problemas vis tiek tęsiasi. Dėl to 96 metais Apple nupirko naująją Steve'o Jobso kompaniją Next ir taip prisiviliojo jį atgal, kurio po metų Steve'as Jobsas tapo laikinuoju CEO. Fun fact, jis save vadino iCEO, I raidė ir CEO, nes nuo žodžio interim arba lietuviškai laikinas CEO būt. Tai taip įdomiai gaunas, nes Apple turi tokius produktus kaip iPhone, iPod, tai tikrai jau toks fun factas. 5 skyrius. Pagaliau Apple turi darbą. Tai prasidėjo Think Different reklaminė kompanija, apie kurią, manau, esat girdėjęs ne vienas ir ne vieną kartą. Kitais metais buvo pristatytas kompiuteris iMac G3. Tai jau buvo labai gražaus dizaino kompiuteris, pritaikytas naudoti internetui. Šitas modelis taip pat padėjo Apple išgyventi labai sunkius krizinius laikotarpius. Šitas produktas jau buvo Jobso kūrinys. Taip pat jis įdegė ir dar daugiau pakeitimų. Jis atšaukė produktus, kurių mažai kas pirko ir koncentravosi tik į perkamiausius, kad juos dar labiau patobulint. Jis sumažino ekranų pasirinkimą iš 15 modelių iki 1, tą patį padarė su nešiojamų kompiuterių modeliais, atšaukė printerius ir kitus išorinius įrenginius. Taip pat yra manančių, kad Steve'as išsaugojo muzikos sritį ir aš jiem iš dalies pritariu. Dėl to apie tai ir noriu pakalbėti. Kai internetas vis populiarėjo ir tobulėjo, žmonės suprato, kad labai lengvai galima piratauti. Tai filmai ir muzika skraidė iš dešinės į kairę. Tai žmonėms gal ir buvo geras ir smagus dalykas, bet kūrėjai prarado labai daug pajamų. Vis mažiau žmonių pirko CD diskus, plokštelės, kasetės. Dėl to Steve'as kaip didelis muzikos mylėtojas, fun fact, jo mylimiausias atlikėjas yra Bobas Dylanas, nusprendė, kad tai reikia pakeisti. Dėl to Apple 2001 metais pristatė iTunes. Tai buvo kitos kompanijos perpirktas produktas, kuris tiesiog buvo pervadintas. Tuo metu tai buvo tiesiog kaip biblioteka, kur galėjai klausyti dainų. Dainos buvo pateiktos patogiai, kad žmonėms būtų patogiau ten klausyti, o ne vogti.
Tada tais pačiais metais, kad dar būtų patogu klausyti muzikos Apple ekosistemoje, buvo išleistas iPod. Tai kas nežino, ta pamiršo, tai buvo grotuvas, kuris tilpo į ranką. Su juo galėjai tiesiog klausyti muziką ir viskas. Tai buvo kaip meškafonas tik muzikai. Ir tai buvo didelis hitas. Šita sistema buvo vadinama patogiausia muzikai klausyti tuo metu visame pasaulyje. Tada 2003 metais iTunes buvo patobulinta, buvo pridėta daugiau muzikos, nes 2001 metų versija buvo apie 200 000 dainų. Bet jau muziką reikėjo pirkti ir viena daina kainuodavo 99 centus. Tada 2007 metais pristatomas vienas žinomiausių pasaulio produktų. Tai pirmasis iPhone išmanusis telefonas. Kiti gamintojai išmanius telefonus gamino jau daug seniau, bet liečiamo ekrano Apple buvo pirmieji. Nes Samsung, Palm, BlackBerry juos gamino tik po kelių metų. Keli įdomus faktai apie pirmąjį iPhone'ą. Tai su juo tu negalėjai filmuoti, neturėjo Apple Store, nes jis atsirado tik kitais metais, neturėjo blikstės, GPS-o net neturėjo, tai neįsivaizduoju, kaip jie veizdavo anksčiau. Ir tai buvo pirmasis telefonas su Gorilla stiklu. Tai stiklas, kuris yra chemiškai patobulintas, jis sunku subraižyti, nes yra plonas ir taip toliau. Tada 2010 metais pristatomi pirmieji iPod planšetiniai kompiuteriai, tai kaip visiems aišku, tai yra miksas tarp išmanaus telefono ir kompiuterio. Ir tada galiausiai kitais metais atėjo labai liūdna žinia. 2011 spalio 5 dieną mirė Steve'as Jobsas, o mirties priežastis yra kasos vėžys. Jį pakeitė Timas Cookas, kuris Apple CEO yra iki dabar. Šeštas skyrius – Timo Cooko laikotarpis. Timas Cookas yra vienintelis sėkmingas Apple CEO. Jis 2014 metais pristatė naujus Apple Watch produktus, tada 2016 metais AirPods seriją išleido, o 2018 metais kompanija tampa verta trilijoną. Ir ne, jūs neišgirdot blogai. Ne mergaitė tapo verta milijono, o kompanija tapo verta trilijono. Tada 2019 metais pristatoma Apple piniginė, tai Apple Pay. Tada dar tais pačiais metais startuoja ir Apple Plus TV, kol galiausiai 2022 metais Apple tampa pirma įmonė, kur yra verta 3 trilijonų. Šitas skaičius yra toks didelis, kad aš jums padėsiu lengviau jį įsivaizduoti. Tai padarom prielaidą, kad 1 milijonas yra 1 valanda. Tai 1 trilijonas yra vertas 114 metų. Tai Apple 2022 metais tapo verta 3 trilijonų. Kadangi čia viskas jau taip gražiai jiems sekasi ir klostosi, tai noriu aptarti tai, kas jiem ir nelabai dėjo pasisekė. Tai, pavyzdžiui, 2017 metais Apple pripažino, kad specialiai sulėtino senesnius iPhone telefonus. Tada 2011 metais Apple nelegaliai rinko iPhone naudotojų informaciją. Tada 2012 metais turėjo bėdų dėl žmonių išnaudojimų Kinijoje. Tai gerai, paskutinis skyrius yra Apple bendrinimas. Pagauti turėjo būti apibendrinimas plus Apple, tai gausi Apple bendrinimas. Dar vienas medinis, įsirašau šitą pastabą savo. Tai man asmeniškai Steve'as Jobsas ir Steve'as Wozniakas yra labai mėgstamos asmenybės. Wozniakas buvo protingas IT bičas, o Jobsas tiesiog buvo labai charizmatiškas vyras. Truputį gaila, kad jis buvo atleistas iš Apple, bet iš kitos pusės tai parodo, ant kiek jis buvo svarbus Apple. Ir kad jo sugebėjimai pradžioje gal net buvo nuvertinti. Prisimenant, kaip Jobsas sakė Johnny Scully, kad tu ruošies pardavinėti limonadą ar planuoji pakeisti žmonių gyvenimą, tai manau Apple iš dalies tikrai pakeitė žmonijos gyvenimą. Jie padarė technologijas labai patogias, kas naudoti Apple produktus tikrai man nesupratot, kad nusipirkus vieną produktą atrodo nebematai tikslo pirkti kitų gamintojų produktų, kas manau juos taip ir iškėlė, nes kai turi Apple telefoną, jau tikrai nepirksi Samsung ausinių. Tikiuosi jums patiko, buvo įdomu ir smagu klausyti šitą laidą apie Apple, tai gražios likusios dienos, čiau!